laivų pramogos. Šiaip tai va tokių pramogų tai yra labai daug. Nu šok. Varyk, nebijok. Nu. Baisu jam. Dauguma tų pramogų yra mokamos. Vienu žodžiu nešoka. Labą naują dieną. Plaukiant kruizu mes turėjom 3 išlipimus jau. Tai 2 buvo Meksikoje, 1 Hondūre ir dar 1 turėsim Bahamose. 2,5 dienos laive. Tai šiandien diena laive. Tai truputėlį paparamogausim, pagulėsim, pasipležinsim, pasideginsim laive. Šiandien labai vėjuota, tiesiog negali paleisti nieko, nes viskas gali nuskristi į vandenyną. O baseinai laive, žinokit, yra labai nedideli, pakankamai negilus ir labai trūksta, taip atrodo, per vidurį laivo didelio baseino, kad visi tilptų paplaukot kažkaip, tai nes va taip, žiūrėkit, čia yra labai negilu atsisėsti ir ten truputėlį iki pažastų tik tai vandens. Ką, einu biškį prasimirkinti, nes šiaip tai labai karšta, bet vėjuota, nu žiauriai vėjuota. Kepurę visą laiką reikia laikyti. Kaip gerai įpisti. Ir va toks tipo, ne, Infinity baseinas. Yra gale laivo irgi toks visai nuplaukiančias bangas žiūrėti. Infinity baseinas, bet ten iš vis kaip silkių visur. Viens prie kito, aišku, ten labai fainai yra dviguliai tokie gulintys krėslai, jie aišku mokami. Net nežinau kiek, tik žinau, kad viskas, kas laive, kainuoja, nesąmoningai didelius pinigus. Iš tikrųjų, tai rytoj plaukiam į Bahamus, noriu papasakoti. Gal ne, papasakosiu rytoj, kokios kainos toje saloje ten jinai yra. Vienu žodžiu, sekit, pamatysit. Kainos Aiksel tverčia, mus lietuvius tai tikrai aiksim nuo tų kokios kainos. Pažiūrėkit, pamatysit, bus įdomu. Ir dar žiūrėkit, už manęs yra gelbėtojas. Ir žinokit, gelbėtojai čia dirba labai atidžiai darbą. Jeigu atkreipti dėmesį, jie nenuleidžia akių visiškai nuo baseinių, ne taip kaip Turkijoje kitą kartą net matai snaudžiantį. Čia jie taip atidžiai žiūri, kad tik kur kas nenuskęstų, kažko neatsitiktų. Visada toks matosi net veide tokia įtampa, kad tik tai viskas sužiūrėti žmonių galvų daug ir jie tiesiog ne taip, kad kimarina, jie dirba darbą. Man YouTube'as įpaišys tiek copywritingo, kad siaubas. Tik norėjau pasakyti, kad muzika laive ne vienoda, kiekvienas denis turi savo ir praeini iš vieno denio į kitą, muzika keičiasi. Ir va šitam denį visada gera muzika. Ten, kur mes dabar gulim, tai country groja, o čia visą laiką tokia geresnė muzika, einu parodyti jums tą Infinity baseiną. Va, tai jau iki Infinity jie iš vis turi savo didžėjų. Ir va, žiūrėkit. Grynai į bizą. Einu ir aš įkišiu savo kojas. Jeigu kam įdomu, laivas plaukia maždaug 45 km per valandą greičiu. Kokia graži spalva, ne vandens. Tie gultai, kur sakiau, kaip lovos baseine. Lendam į vandenį. Šiaip tai aš šiandien laiptų atsisėdu ir fainai būna, nes čia visur va matot kaip Kinijoje prie jūros. Atsisėdu ir atsigaivinu. Paskui eisiu dar ir prie stiklo pažiūrėti vandenį. Ir atkreipkite dėmesį į vandens iki bambos tik tai. Paėmiau ir prasigrūdau iki pat galo laivo.
pramoga, bet jinai mokama. Ką? Lipk ant to. Taučius atvarė. Kada čia šiandien, ne, kažkaip nemokama kažkurį tai laiką. Nuo 3,5 valandos bus nemokamai. Aš jau nežinau, kelinta diena esu laivai ir vis tiek, žinokit, pasakysiu. Kaip tas pasakysiu, aš žinau, kur einu, bet aš nežinau, čia tų laiptelių pirmyn atgal, kai kurie per du aukštus, kai kurie per vieną. Bet tiesiog kartais susimaišau, nebesuprantu, kur eiti, kad ateiti ten, kur noriu. Arba laivo galai. Tiek makaluojasi, kad per vidurį matau, čia baseinai, soda ir panašiai, o galuose būna, tarkim, restoranai. Ir visą laiką sumaišau, į kurį galą eiti, jeigu noriu kažkurį restoraną pažiūrėti. Tai va dabar norėčiau grįžti prie savo galuto, prie savo to mažo baseiniuko. Nesuprantu, kaip nueiti. Jūs pažiūrėkit. Čia gaunasi, va, 17, man atrodo, va čia ir yra mano. Va čia. Čia tada iš karto gaunasi 15, nes tarpinio reikia, va tarpinis čia, va 15. Ir vienu žodžiu čia tie laiptai, va ten, kaip ten yra, per 2 aukštus. Kai kur per vieną ir aš per biškį per netaip nusileidau. Man atrodo, man reikia čia, vienu žodžiu. Čia tų makaliūzių, vienoj pusėje blyneliai, kitoj pusėje dar kažkas. Ir aš vienu žodžiu, žinokit, biškį, nu moterim galima, ne, moteris sako, nesigaudu žemėlapio, tai aš dabar šiaip gaudausi. Bet šį kartą biškį nesigaudau, žinokit, tam laive. Kaip man dabar eisiu ratą, kad vėl pakilti aukštyn. Šiandien tokia vargelių diena. Gulim prie baseino, į vargą vargstam. Ir aš čia nesimaivau ir panašiai, iš tikrųjų man tas toks gulėjimas pasyvus ir nieko neveikimas, tai yra vargelių vargimas. Aš labiau mėgstu eiti, žiūrėti, matyti, kažką daryti ir tas gulėjimas, nu jo pagulėti, tarkim mane, pusvalanduką, valandą galima, o visą kitą truputėlį vargas, labai karšta, jau truputėlį esu ir nusvilus, kadangi atvažiavau tokia balta, tai pečiai jau tokie nubiškai skaudantis yra, tai ir ant tos saulės nelabai pagulėsi, ten tose džakuziuose biškai pamirkstam, kad ir karštai, žinot, labai gerai pastebėjau, kad kai tu džakuzį karštam pamirksti, žiauriai karštą, bet kai tu išlipi, tada tavo aplinka visesnė pasidaro, tai tie džakuziai visai gerai sueinam. Va tokiuose džakuziuose. Mirkstam, vargstam vargelį, einam, valgom, geriam ir panašiai. Ir aš dabar pralkau, ateinu kažką tai skaniai pasimti, pavalgyti ir toliau vargsim vargelį. Ką daryti? Ir sakau, iš tikrųjų tas vargelis dėl to, kad nieko neveikimas. Pažiūrėkim, ką duoda tokioj kavinukiai, atrodo labai neestetiškai, bet šiaip skanu. Va vaisiai visokie ir labai daug meksikietiško maisto, šypsosi personalas meksikietiško maisto, kas vėlgi jau išpizdėjimas belekoks, kas man nepatinka. Aš iš tikrųjų meksikietiško maisto nelabai valgau, bet pasimsiu kažką. Salotus galvojau granola, bet čia yra pupelės. Bet pupelės sveika, va pasimsiu vaisių. Norėtųsi kažko tokio, žinot, kas labai skanu iš to meksikietiško maisto, tai yra plėšytos vištienos ir kiaulienos. Bet kažkas iš to, gal reikia pasimti to, biškelių įsipilt sūrio padažo ir guakamolių kažkokiu. Nu ir pavalgysim. Tai nereikia čia maivytis, kad čia kažkas tai neskanu. Bus skanu, einu valgyti, vaisiai. Ir mėsą į guacamolę. Dabar, žinokit, valgau taupo žandukais, galvoju pasakysiu. Kaip su tuo maistu, bet aš nežinau, kodėl amerikietiška vietinė tokia skani, jinai tokia kreminė, kad gali valgyti vieną. Nu, žiauriai skani amerikietiška vietinė. Kaip jie ją ten gamina. Ir pienas pas juos, žinokit, man kažkaip keista, vėlgi nesuprantu, reikėtų pasiaiškinti. Yra tas, kur mes geriam 2,5% ar ten 3,5%, tai skaitusi jau visai liesas ir nieko gero. Pas juos pienų yra net 10% riebumo. Iš kur tokį jie pieną gauna? Kaip ranugavį. Nu, aš aišku juokauju, bet va. Kai mus čia visi visur skemina ir aš apskeminu ant vyrų sąskaitos pasiėmiau kolos. Oi, nors kartelį per atostogos galima sau leisti išgerti kolos. Šiaip tokių tų pramogų laivė yra nemažai ir tikrai labai daug, bet jos tokios, kiek pats užsiimi,
tiek pramoga. Nėra tokio dalyko kaip Turkijoje, kad animatoriai vaikšto ir tave užima. Tai va tokio dalyko nėra ir labai amerikiečiai mėgsta visokius popmušius, talk show, loterijos, dar kažkokie vakarinės programos, tai visokius tokius vakar ten kažkaip tai galėjai pirkti bilietą ir dalyvauti tokioj kaip aukcione, kainų spėjime ar kažkaip tai panašiai, taip laimėti automobilį. Tokios programos. Nėra taip, kaip Turkijoje, kad kažkokie renginiai labai vyktų, koncertai. Koncertai, tai ten buvau jau aš įkėlusi vienam video pabaigoj, kaip, fainai, man labai patiko, kaip groja su klasikiniais instrumentais šiuolaikinės dainos. Tai tas koncertas man labai patiko, bet šiaip kažkokių tokių pramoginių tokių dalykų, tai kiek pats susiimi, kiek ten nuo kalnelių čiuožinėjai, kiek ten, tarkim, tenisą žaidi, kiek yra ir lauko tenisas ir krepšinio aikštelė yra. Tai kiek pats susiimit, tiek tau pramoga. Tai taip su pramogom yra. Dar viena pramoga, šita faina visai. Va, žiūrėkit. Fainai. Ten tenisų kortai, dabar man atrodo aerobika vyksta, bet šiaip tai rytai žaidžia tenisą. Tai futbolas. Įdomus šis toks žaidimas, aš net nemačiau tokio. Galima pažaisti mini golfą. Taip, kortelę skanuoja ir tada duos kažko tai gerti. Ir kai skanuoja tam ekrane, mato veidą. Jeigu jis atitinka, gauni, jeigu netitinka, negauni gerti. Tai reiškia gera muzika ir geras vaizdas. Visai kitaip jau dabar tą bargelį vargti. Va taip zuja personalas, atneša. Praktiškai jeigu tingi gali nevaikščioti, tau atneš gėrimą į rankas įduos. Taip paprastai duodi kortelę, jie neša, įsibraukia. Ir tik tada duoda tau gėrimų. Ir aš įsivaizduoju, kad greičiausiai ten netgi ir veda. Va, paima kortelę. Water maybe. Just water. Yeah. I'm not drinking. Why? Kaip pasakyk, aš esu sveikuolė. She maybe want to drive. Maybe if you drive, she maybe a driver. Yeah, I'm driving. One must to drive. Alright. Water bottle, yeah? Yeah. Okay. Tai va, pasiėmė tą kortelę, nuneš, brauks ir suprantat, matys Žydrūną ir jam atneš koronos. O man vandens, nežinau kaip iš čia taip supirkau, bet ant tos pačios kortelės vandens atneš. Tau, kad laimė įplaukėm į Amerikos vandenį, atsirado internetas. Tai viršui laivo, kur ne žemiau, kur biškelį arčiau dangų, satelitai, visą kitą, internetas truputėlį veikia. Įlys į kajutę, viskas bus užblokuota. Bet dabar aš gaudau internetą, einu pasižiūrėti naujienų, einu pasižiūrėti žinučių prirašytų, einu pasižiūrėti. Vienu žodžiu, internetas yra su pasaulio ryšiu. Viena paskutinių vakarienių šiandien yra jūros gėrybių vakaras ir aš vėl pasiėmiau lobsteriuko uodegą. Reikia atsivalgyti, kol kelionė esam. Irgi nedurnas pasiėmiau lobsteriuką. Žydrūnas paprastai, taip, vištytė tik tai. Augnyti krevetės labai fainai pasiėmė. O Tomukas medium steiką pasiėmė. Va tokia ne paskutinė, prieš paskutinė vakarienė skanaus. Nereikia kankintis, va išnagrinėja, išdarinėja, kad neapsitaškytum. Na. Tuoj viskas bus paruošta. Viskas kiautą išims ir skanaus valgyk. Man net seilėtekis. Njam, njam, njam. Dabar man padarys. Dabar man. Žiūrėk, ko man nepadarė. Man padarys, aš ne kokią kitokią.
Jėmė. Sakau, kad neaptaškyto čiut su sviestu bus ir neaptaškė, tai čiut nepabėgo tas sviestas. Nu va, viskas, ok, thank you. Thank you. Visai sakė per mikrofoną, kad prieš kruizą nusipirkus 7,000 lobsterių ir jau 5,000 jų suvalgyti yra likę 2,000, tai čia turbūt ant to, kas norės pakartoti, nes vakarienė, jeigu kažkas patinka, leidžia pakartoti. Aišku, lobsteris kartojimui yra mokamas, bet realiai kaina normali $17, o šiaip visą kitą, ar ten steiką, ar ką gali kartoti, nemokamai, jeigu tik tai nori. Tai buvo paskutinė vakarienė tokiam nuostabiam restorane, 3 aukštų restoranas. Labai gražu. Kokio grožio iš tikrųjų laivas. Labai spalvingas, labai gražus, labai traukiantis pabūti. Nežinau, kaip apimti ir parodyti visą šitą grožį jums. Žiūrėkit. Visiškas spalvų šou laive. Labai. Tiesiog, kad bent truputėlį susidarytumėte įspūdį. Tiesiog spalvų ir šviesų šou. Aš tikėjausi kiekvieną vakarą. Žiauriai fainai, labai geri. Paruošti sceną, tai žiūrėkit, yra robotai tokie, kaip mašinas gamina. Ir jie viską paruošinėja. O matot, sustato sceną. Šiaip dabar vyksta renginys čia. O ten užkulisiuose robotai ruošia viską. Užkulisius biškį jums parodysiu.
O čia renginys vyksta. Žiauriai fainas renginys. Gražaus šou tariu jums sudie. Paspauskit like, subscribinkit, pasidalinkit su draugais ir susitikim Bahamų saloje.